Sveiki, Pricer LT gerbėjai ir sekėjai. Šiandien esame Lidlo parduotuvėje, kaip visada mėnesio gale artėja prekių fiksavimas ir atvykome į Lidlą ir panašu, kad mus jau čia laukia nuo pačio ryto. Tai gal pradėkime nuo to, kokios kainos yra pakilusios ir kur galimai yra klastos. Tai anksčiau šita kava kainavo 89 euro centai, tai dabar šita Gimoka 250 gramų jau pasidarė euras 19. Tai va, tai einam toliau žiūrėti. Čia apie pabrangimus, šalia sakysim, kur buvo ir klastingos kainos. Šitas batonas ilgą laiką kainavęs 29 centus. Man atrodo, nuo praeito mėnesio Lidle prabrango iki 34 euro centų, dabar jis jau 37 euro centai. 300 gramų. Pažiūrėkit, kokią kainą pas jūs obuolių, nes tokie obuoliai paprastai kainuoja mažiausiai 69 centai. Dabar Lidle yra 49 euro centai. Turėkit omeny, kokybė atrodo nebloga, kaina 9. Aišku, ne 29 kaip kažkada buvo. Toliau. Toliau pasižiūrėkime. Šokoladas. Kakao brangsta. Šitas šokoladas iš 37 euro centų, 50% kakaos, jau dabar pasidarė 49 euro centų. Šitas kainavęs kažkada 9, po to 7,9, dabar kainuoja euro 9. Toliau einame. Dabar klastingosios pozicijos. Panevėžio filė staiga pasidarė 4,99, kai tuo tarpu jinai kainuoja čia 5,79, kartais 5,09. Taip, silkės filė. Irgi įspūdinga maža kaina. Čia turbūt pažįstat šitą poziciją. Praeitą kartą, kai fiksavo, man atrodo, kainavo 3,99. Šiaip paprastai 3,25. Dabar 2,69. Tai pasižiūrėkit, kokios parduotuvės kainos pas jūs parduotuvėse. Sūris, staiga irgi atpigo. Šiaip paprastai kainuoja 2,99, pusę kilogramo, goda. Dabar atpigo iki 2,39, arba kilogramas 4,78. Tai dabar stebuklai. Artėjam prie mėsos. Čia net įvyko mini skandaliukas. Moteriškė pirko ketvirčius vištienos, susigundė kainą, kurios dabar jau nebėra. Tai buvo euras 89 ar kažkas tai tokio. Nuėjo į kasą, o jai įmušė va tokią kainą. 2,25 €. Tai va, tai kaina dingo iš lentynos. Kažkas kažką aiškinasi. Ta stebuklinga kaina. Tai nesirasime, kur pas mus kiaulienos kumpis. Kiaulienos kumpis, va. Irgi kaina yra dingusi. Buvo 2,99, net spėjom užfiksuoti. Bet kainos jau nebėra. Tai matomai bus va šita kaina. 4,49 už kilogramą. Nu tai kur 2,99, kur
4,49. Dėl viso pikto galim dar nueiti prie skanerio ir pasižiūrėti, kokia gi ten kaina mūsų. Nes čia, jau patys turbūt pasimetė be manipuliuodami. Sekundę. Kur tas skaneriukas? 5,01. 5,01. Tai reiškia kilogramo kaina 4,49. Pats nufotografavau prieš kokį pusvalandį. Kaina buvo 2,99. Einam toliau žiūrėti. Nežinau, kaip pas jūs mieste, bet Vilniaus Lidle staiga cukrus atpigo iki 69 euro centų ir be jokios akcijos, be jokio požymio. Tai jeigu pas jūs tokios kainos, nueikit, pasižiūrėkit. Šiaip tai yra gera kaina, paprastai 89,99. Palyginimai. Vat yra diamantas, tas pats baltasis cukrus, jis jau kainuoja 1,29 €. Tai per pus pigiau padaryta kaina. Dar viena pozicija, kuri dabar žiauriai brangsta. Gal prisimenat ryžiai. PM9, po to 79 ilgą laiką laikėsi, visai neseniai pradėjo brangti 99, dabar jau 1,29 €. Bet va šalia atsirado dar viena pakuotė, kuri yra ne tokia, o tokia, irgi kilogramas, irgi ilgagrūdžiai ryžiai, bet jų kaina jau 1,24 €. Tai va, nuo 99 centų nesenos kainos, arba nuo 79 dar irgi pakankamai neblogai dar atsimenamos kainos. Kaina pašoko vat iki tokios. Ir paskutinį stebuklą gal, kurį parodysim, tai yra lydekos, garsiosios lydekos, reiškia kainos. Tai gal prisimint buvo 475 gramų, reiškia lydeka, kuri tai beveik 5 € kainavo. Po to, reiškia, darydavosi po 1,40 €, 1,70 €. Tai dabar turbūt jau atrastas, reiškia, sprendimas, nemanipuliuojant, bet čia reikėtų irgi pasitikrinti, ar tai yra ta kaina, kuri bus pastoviai. Va, ta mūsų garsioji, išgarsėjusi lydeka. 475 gramai, 4,49 €. Tokią kainą Lidlas visą laiką ir pardavinėdavo, bet kai ateidavo mes tirti, šitą kainą pasidarydavo įspūdingai maža, sumažėdavo vos ne 4 kartus. Tai dabar atsirado nauja pozicija, lastiena, jūros lydekos filė, 640 gramų, reiškia 2,89 € už kilogramą, 4,52 €. Jinai atrodo va taip. Tai va, tai pažiūrėkit, ar čia dėl mūsų tyrimo jinai atpigo, ar čia bus tokia pastovi kaina. Tai ką, tiek turbūt iš Lidlo. Linkim jiems susitvarkyti su kainomis ir nustoti čia manipuliuoti. Tai va, gražios dienos visiems. Ate.